Coach, congratulations for the victory. The main reasons about this victory. Well, we were trying to run, because we knew that they had problems with the defense transition, and not too many rotations, from the bench, and we were trying to punish, these situations. And we expected some defense that we have problems with that, but more or less we were finding the way. We were worried about that, and so we were working not bad in this aspect. Where do you see this team can improve more or the rest of the season? For us, it's very important. Don't have injuries every week. It's very important because we have problems, physical problems every week. Now we didn't work together any week from the preseason. So I think that we are not playing with the rhythm that we want. We want to play faster because we have young players, and that's the goal of this team. Okay, because the quality is not big, but we need to run much more. Kangur Carrier points record. What you can say about this player? Finally, she was the positive efficiency. For us it's important, and for her to get confidence in that position because it's new for her to be the main point guard. So she's fighting with herself, and she's fighting with us, with the coaches, in that aspect. But I think step by step she's feeling comfortable, and she's improved. Treneri, rungtynės pasiruošimui Karalienės taurei, kas atsitiko čia šiandien? Žaidėm prieš labai gerą komandą, o mes žaidėm taip kaip treniruotėj. Kaip treniruotėj, nesvarbu. Nėra komunikacijos, nesusikalbam, nesusižiūrim, kas už ką atsakingi. Tai, sakykime, pirmas dalykas, visa atsakomybė, aš manau, šitoj vietoj tenka ant manęs, kad aš neišsireikalauju žaidėjo, kad būtų geras nusiteikimas, tinkamas žaidimas ir panašiai. Tai darysim išvadas ir labai daug laiko nėra, bet stengsimės viską įsivažiuoti per tos keletą dienų, kur yra likę iki Karalienės. Po didžiosios pertraukos pakeitėt vaizdą. Trečiajame ketvirtyje pasivijot, persverėt rezultatą, bet ketvirtam vėl viską pametėt. Kur ten matėt savo akim? Kas įvyko tada? Rūbiniai susirinkom, apkalbėjom, kas yra gerai, kas blogai, ką galim daryti, kas ir atrodo merginos užsidegė akys, pradėjo žaisti ir viskas atrodo gerai sekės. Po to galbūt nuovargis, galbūt dar kažkokie dalykai, nesusikalbėjimas, nesusikomunikavimas ir paleidom. Keith Anderson nebuvo aikštėje, turi problemų ar jūsų sprendimu tiesiog? Tiesiog buvo toksai sprendimas ir jinai atrodo, kad galėtų žaisti, bet šiuo metu, sakykime, įvertinant tą situaciją, kad žaidėm prieš labai greitą mobilią komandą, kurioje reikėjo greičiau, vikriau priiminėti sprendimus, tai dėl to nusprendėm, kad naudotis šitom žaidėjom, su kuriom žaidėm. Karolina, apie rungtynes tavęs neklausinėsim. Šiandien kiek laiko svarstėjai Šiaulių komandos pasiūlymą ir kiek treniruočių turėjai ir neturėjai? Širdžiai pasakius, tai tik sekmadienį vėlai vakare, kaip vėlai, 8 valandą vakare gavau skambutį ir su pasiūlymu, kad ar norėčiau prisijungti. Tai kiek čia praėjo dienų? 2, 3 ir aš jau čia, tai labai trumpai, o treniruočių tai neturėjau. Šiandien buvo treniruotė, kuri, kaip matom, nėra labai pavykus. Tai per šias porą dienų dabar ko tikėsi iš naujosios komandos ir ko pati iš savęs likusiai sezono daliai? Kokie lūkesčiai ir tikslai būtų? Aš labai tikiuosi, kad geriau pradėsim suprasti vieną kitą, nes šiandien tikrai jaučiau, kad nei aš jų nesuprantu, nei jos manęs nesupranta ir nerandu kartais gal ir vietos aikštelėje, jos nežino, kur aš bėgsiu, aš nežinau, kur jos bėgs, derinių taip pat nelabai žinau, gynybos sistemų irgi sunkiai, tai labiausiai tai tikiuosi, kad iki Karalienės taurės, būtent tų pirmų rungtynių, bent jau kažkiek įsiliesiu į komandą, suprasiu jų žaidimą, o ko tikiuosi į sezono, tai tikiuosi bet kokių medalių, bent jau.